Vien tik kokybiškos sėklos neužtenka, reikia žinoti, kada ir kaip ją pasėti, bei žinoma, kaip ją prižiūrėti. Tai kol mes dirvožemių nesusistabilizuosim, jų nepatvarkysim taip, kaip turėtų būti, tol tie derlingumai dar ir laikysis tokiame lygmenyje. Ir čia darome viską, kad ūkininkas gautų kokybišką sertifikuotą sėklą. Turim netgi laukų, kur artistas mums birėjo po 10 tonų iš hektaro. Davė pakankamai aukštus rezultatus, kurie pranoko net ir mūsų pačių lūkesčius. Jau nuo kitų metų ūkis tampa atviras. Visas sėklų auginimo procesas yra labai stipriai kontroliuojamas. Tuo pačiu yra daiktas, kurio nereikia vairuoti. Tai koks tas rezultatas, kokia ta kokybė? Sveiki, esu Robertas, sėklų specialistas. Šiandien esame sėklų ruošimo padalinėje Radviliškio rajone. Ir čia darome viską, kad ūkininkas gautų kokybišką sertifikuotą sėklą, būtent laiku. Kaip matom, jau turim pasigaminę vienas iš populiariausių mūsų žieminių kviečių veislių, tokias kaip Euforija, Artist, šių metų naujienas Elektra, tiek Keramik žieminių kviečių veislės. Visas sėklų auginimo procesas yra labai stipriai kontroliuojamas, nuo pat lauko parinkimo iki būtent jos supakavimo, tam, kad gautume kuo kokybiškesnė sertifikuota sėkla. Vien tik kokybiškos sėklos neužtenka, reikia žinoti, kada ir kaip ją pasėti, bei žinoma, kaip ją prižiūrėti. Keliaujam į ateities ūkį, kur ir pamatysime tuos procesus, kaip reikėtų užauginti gerą ir kokybišką derlių. Labas Milda, esam ateities ūkį, tai papasakok, kas čia vyksta ir kaip tai sekėsi jums javapjūtė. Sveikas, Robertai. Tai kaip matot, ūkyje vyksta tokie pat intensyvūs darbai, kaip ir visur žemės ūkyje. Tai kaip tik prieš kelias dienas baigėme javapjūtę, nukūlėme paskutinius miežius, taipogi pabaigėme kviečius. Šiai dienai kūlame pradėtas yra paskutinis laukas, 100 hektarų pupų. Tikimės, kad per šiandien ir rytoj iki pietų pavyks mums jį įveikti ir nukulti. Šiaip derliai lyginant su bendra tendencija, kokia buvo klimatinės sąlygos, meteorologinės sąlygos, tai iš tiesų mus džiugina, nes ūkyje auginamos dvi veislės žieminių kviečių. Artistas ir Euforija davė pakankamai aukštus rezultatus, kurie pranoko net ir mūsų pačių lūkesčius. Geri rezultatai, tai kokie tie rezultatai? Plius minus, vis tiek rajonas neįlinis, žemės skirtingos tikrai ūkyje. Tai iš tiesų rezultatas, kaip sakant, sakom tą ūkio vidurkį, ar ne? Bet kadangi ūkio dirvožemiai yra labai netolygus, turim labai prastų dirvožemių, turim ir geresnių dirvų, turim netgi laukų, kur artistas mums birėjo po 10 tonų iš hektaro, bet turim ir laukų, kur tas pats artistas birėjo vos 5 ir 6 tonas. Bet visumoje mūsų bendras vidurkis būtent artisto veislės gavosi 8 tonas iš hektaro. Jeigu šnekant apie Euforiją, taipogi buvo laukų, kur kūlėme po 8 tonas, buvo laukų ir prastesnių, bet bendras vidurkis mums išėjo 8,5 tonas iš hektaro. Mes turėjome žieminių kviečių 4 skirtingas veislės, kurias testavome būtent gamybiniuose plotuose ir kaip tos veislės mums išderės. Tai mums būtent tos dvi veislės, Euforija ir Artistas, parodė aukščiausius rezultatus. Kitos dvi veislės šiek tiek nusileido derlingumu, bet tai yra, kaip sakant, dirva, skirtingi ypatumai ir būtent tas laukas turėjo tam tikrų netolygumų. Todėl negalime sakyti, kad kažkuri veislė yra geresnė ar prastesnė, nes vertinant kokybinius grūdo parametrus, tai veislės stovėjo praktiškai viename lygmenyje. Kokia ta kokybė? Tai praktiškai visos veislės įėjo į 2 klasę. Bet kaip tik savam ūkyje, šitam ateities ūkyje, per pastarosius metus keitėsi aplamai technologiniai sprendimai ir auginimo technologija pati. Įdiegėt daug inovatyvių sprendimų, turėjo įtakos galutiniam rezultatam, tai pačiai kokybei galbūt grūdų. Tai jeigu taip šnekant trumpai apie patį ūkį, ar ne, tai ūkis ir yra įkurtas tais tikslais, kad jis yra demonstracinis ūkis, kuriame diegiame visą, ką jau žinome iš seniau, visas technologijos, kurias padeda tikslingai išberti trąšas, kad didinti derlingumą, kad gerinti kokybinius parametrus. Lygiai taip pat integruojame ir naujas technologijas, kurios manome, kad galėtų pasiteisinti ir duotų pridėtinę naudą ne tik grūdo derlio užauginimo atžvilgių, bet to pat duotų ir finansinę grąžą, kas liečia trąšų taupimą ir pesticidų taupimą. Tai pats ūkis, jis yra
2200 hektarų didumo. Ir iš tiesų pagrindinį indėlį ir pagrindinis dabar mūsų darbas yra ištirti dirvožemius. Nes kaip visi supranta, kad dirvožemis yra mūsų duona, iš kurios mes valgome kitą užaugintą duoną, ar ne? Tai iš tiesų šiai dienai jų ūkis išsityręs yra 1300 hektarų ir tas plėtojimasis juda dar į priekį ir šiais metais yra užplanuota ir kaip tik vyksta dirvožemio tyrimų paėmimo darbai, yra planuojama dar ištirti 500 hektarų dirvų. Ir iš tiesų būtent dirvožemio pažinojimas, turėjimas dirvožemio tyrimų leidžia mums generuoti tręšimo planus, automatiškai atlikti tręšimus kintamomis normomis, kas tuo pačiu gerina ir dirvožemį, leidžia taupyti trąšas ir tuo pačiu gerina mūsų užauginamo derliaus stabilumą. O pasiekoje iš to paties lauko galime gauti daug pastovesnį derlių. Pats laukas būna tolygesnis, natūralu, kad ir lauko derliaus vidurkis yra, kaip pasakyti, geresnis. Taip, tai va, pagrindinis darbas dabar kas ar ne vyksta po javapjūtės, nes kaip minėjau, nukūlėme tik tai prieš kelias dienas, tai vyksta dirvožemių paėmimai, kalkinimai, nes pagrindinis dėmesys yra dirvožemio gerinimas, nes šiame ūkyje esantis dirvožemiai yra margi, labai netolygus, tai kol mes dirvožemių nesusistabilizuosim, jų nepatvarkysim taip, kaip turėtų būti, tol tie derlingumai dar ir laikysis tokiame lygmenyje. Tikiuosi su manim, Milda, sutiksi, kad ta pati pradžia, ar ne, baigėt jau derlių nuimti ir artėja būtent sėjos momentas, jau rapsų sėja, kaip ir minėjai, į pabaigą, bet artėja žieminių kviečių sėja ir labai svarbu, ar ne tik atsirinkti tinkamą veislę ir įsigyti sertifikuotą sėklą, bet ją svarbu ir tinkamai pasėti. Ir praėjusiais metais, kiek žinau, pradėjote naudoti kintamos sėjos normų žemėlapius, ne tik tręšimo, bet būtent ir sėjos normų. Taip, tai iš tiesų, jeigu šnekant apie kintamas normas, tai dirvožemio tyrimai, turimos programos skaitmeninės, kur galima generuoti kintamos normos tręšimo žemėlapius, pagal tas pačias programas generuojame ir kintamos normos sėjos žemėlapius. Ir būtent tas kintamų normų sėjimas pagal žemėlapius taipogi leidžia mums užgarantuoti, kad laukas bus tolygesnis, nes iš tiesų, kuomet yra labai skirtingi dirvožemiai, pasėjus vienodą normą per visą lauką sėklas, nelabai dėkingos, tarkim, žiemos, atsiranda išmirkimų lengvesnėse dirvose, ten greičiau žūna, tai automatiškai padidinus normą tose vietose ir dirbant pagal kintamą normą, mes sutolyginame pasėlį. Ir praeitais metais turėjome netgi 3 bandymus, kurie buvo integruoti būtent kintamos normos sėjai pagal skirtingas technologijas. Ir iš tiesų matom, kad tiek sėjant pagal dirvožemio tyrimų turimų žemėlapius, tiek sėjant pagal sugeneruotus žemėlapius su skaitmeniniam programom, tendencijos rodo tą patį, kad tikslingas įvertinimas ir tikslingas žemėlapio sudarimas mums leidžia tą pasėlį išlaikyti dar tolygesnį ir vienodesnį. Kokias dar technologijas inovatyvias taikėt pastaraisiais metais? Čia stipriai dirbama su azoto sensoriais, kurių nauda jau antrus metus atliekant tyrimus įsitikinome ir pats ūkis visus plotus tręšia naudojant sensorius, tai šita nauda net nebėra ko dvejoti ir galvoti apie tai, nes patys matome, kad trąšų susitaupo netgi iki 10%, derlingumai padidėja iki 5% ir visa tai veda dar geresnio rezultato link, nes, kaip sakau, tikslingai pamaitintas augalas jisai ir produkuoja tikslingai atitinkamai derlių. Tai iš tiesų visos šitos technologijos į šitą ūkį ateina ir jos labai intensyviai dirba. Ir šiai dienai, kadangi vyksta intensyvūs darbai ir norime kuo daugiau naujovių integruoti čia, tai šiai dienai mums ūkio darbus taip pat padeda atlikti ir robotas, Axido robotas, kurį dauguma žmonių turbūt matė parodos metu. Ir šis robotas šiai dienai sėja posėlius netolimame lauke. Ir visos šios technologijos, jos yra naujos, kai kurios išbandytos. Kaip sakiau, robotas dar kol kas šiai dienai tik čiupinėjamas, bet kiek aš suprantu, tai yra daiktas, kuris važiuoja lėtai, mano akimi žiūrint lėtai, ar ne, bet tuo pačiu yra daiktas, kurio nereikia vairuoti. Tai Milda, matau, daug labai darot inovatyvių sprendimų šiame ūkyje ir matot tų sprendimų naudą. Tai o kada patys mūsų Lietuvos ūkininkai turės galimybę pamatyti tai, ką darot čia savo akimis? Iš tiesų šitas klausimas jau skambėjo prieš metus ir patys žmonės lauko dienose klausdavo, per parodas klausdavo. Girdėjom apie jūsų ateities ūkį, kada galėsime pas jūs atvykti. Tai turime džiugę žinę, jau nuo kitų metų ūkis tampa atviras, nes iš tiesų turime labai daug ką parodyti. Ir vyksta šiai dienai intensyvūs planavimo darbai, kas liečia būtent bandymų planavimus ir tai, ką mes norim parodyti visos Lietuvos žemdirbiams.
Taipogi turėsime nemažai bandymų gamybinių, kas liečia veislės, kas liečia tręšimo darbus. Kartu su kolegomis jau rytoj sėjame pirmosius savo bandymus, kuriais norėsime su jumis pasidalinti, pakviesti, parodyti. Taigi ateinantį sezoną jau šis ūkis kvies visus žemdirbius atvykti ir susipažinti su tuo, ką mes darome. Ir pasirinkti būtent jų ūkiams tinkamus sprendimus. Ačiū tau, Milda, už skirtą laiką. Buvo tikrai malonu tave pamatyti ir išgirsti, ką čia darot. Ir tikrai darot daug. Tai ir tikiuosi susitiksime mes kitais metais tose lauko dienose. Net nebejoju, Robertai, kad susitiksim, nes parodyt, kaip ir minėjom, turime labai daug ką, tada gal judam į darbus ir darom, kad turėtumėm kitais metais ką rodyti. Tai va, pirmyn.